Sveiki sugrįžę į Autopov Drive YouTube kanalą. Šiandien mūsų apžvalgoj naujas Alfa Romeo Junior, mild hybridas, 136 arklio galių. Tai nestandartinis, nepilkos masės SUV-as, tai išskirtinis automobilis, kuris tikrai pritraukia savo dėmesį. Tai šiandien įvertinsim kaip išorę, taip ir vidų, bei aišku vairavimo savybės. Nors tai yra SUV klasės automobilis, bet jis nieko bendro neturi, kaip aš ir sakiau, su tokia pilka automobilio masė, kuri dabar užplūdusi visą rinką. Ši versija vadinasi specialė, jinai išsiskiria išskirtinis ratlankiais 18 colio, kuria vadinasi Fori. Taip pat yra pilnais juodos spalvos stogas. Tai priduoda automobiliui išskirtinį žavesį ir kažkiek tokį sportišką, drastišką dizainą. Ši versija išsiskiria metalizuota mėlyna Blue Naviglis spalva. Koks gilus, gražus atspalvis. Automobilis turi specialų paketą, tai čia montuojami LED matriciniai priekiniai žibintai ir ryškus LED žibintai gale. Specialią komplektaciją turi elektrinę bagažinę ir gan greitai veikianti. Bagažinė tikrai kompaktiška, kaip matot, jinai nėra didelė. Šeimai, nepakaktų, bet turi keletą papildomų erdvių apačioj, tai ir man rodos, žiūrėkit, kiek čia. Atsarginių ratų aš čia nematau, bet yra, man rodos, remonto paketas, bet daug šiaip erdvės. Čia ir dar čia. Nors sakau, bagažinė, aišku, jeigu dviese važiuosit, tai viskas tvarkoj. Pati kokybė nebloga, daug zamšo, taip viskas gan gražiai padaryta, sukurta. Kažkiek tai yra plastiko iš šonų, čia užuolaidėlė tvirta. Norint uždaryti bagažinę, gan greitai veikia. Specialią komplektaciją pasižymė išskirtiniam sėdynėm. Tai yra Sabelt sėdynės su Alcantara apmušalais. Na, jos, aišku, panašios kaip tokio gamerio sėdynė, labai sportiškos, originalios. Matot, jos kaip ir kiauros. Bet atrodo tikrai išskirtiniai. Wow, efektas garantuotas. Vairas labai aukštos kokybės su Alcantara elementais, odinis, aptrauktas oda. Tikrai geras pojūtis. Kokybiškas, tas pats plastikas, mygtukai, labai kokybiškai, jeigu lyginam su konkurentais. Na, man vairas patiko, ypač patiko. Ir aišku, sportinės metalo ar čia aliuminio pedalai, tai priduoda ne tik tai žavesio, bet ir pojūtis automobilio toksai sportinis. Ir tikrai kaip važiuojat, jaučiat, kad automobilis ne tik komfortiškas, bet turi tokių sportinių natų. Gale, aišku, vietos nėra labai daug, automobilis kompaktiškas. Kaip matot, aš sėdžiu, taip vos. Galiu tilpt, bet priekinė sėdynė super komfortiškai sukonfigūruota mano ūgiui, kuris yra 1,85 m, ten itin komfortiškai. Galėčiau ją kažkiek patraukti dar į priekį. Važiuoti taip galėčiau, galiu, aš telpu, bet kaip matot, vietos tikrai nėra labai daug. Pačios sėdynės daug plastiko, tai gan kietos, tai taip įsiremti su kojomis sėdynė nepavyks. Ką mes turim čia? Sėdynės irgi su Alcantara elementais, labai kokybiškos, fainos, gan patogios. Turim Easy Fix sistemas vaikui kėdutei su užtruktukais, tai pravers jaunai šeimai. Viena USB Type-C, juodos spalvos lubos, LED apšvietimas, turbūt touchscreeninis. Pažiūrim. Ne, išjungti negalim. Kažkaip arba neveikia, arba aš nežinau. Taip, ar turim porankį? Porankio neturime, tai čia minusas. Iš tikrųjų, jeigu norėsim kokios arbatytės kavytės gale pagerti, tai nėra kur padėti puodelio. O šiaip, jeigu jūs mažesnio ūgio, tai važiuoti bus patogu, faina. Na ir aišku, Alcantara labai geras premium jausmas. Variklis čia 1.2 3 cilindrų Stellantis naujos kartos, tai su grandinė, tai patikimumas jo gan aukštas. Taip pat čia mild hybridas, tai reiškia, kad jis turi 21 kWh bateriją, kilovatų bateriją, teisingai pasakyti. Tai jinai padeda, kai automobilis startuoja, tai bendrai kartu su elektros varikliu čia 136 arklio galių, tai 136 arklio galios. Gan judrus automobilis iš tikro, o kodėl?
klausimas, nes jis turi 230 Nm sukimo momentą. Tai yra labai svarbu. Tai visada sakau, kad reikia žiūrėti arklio galių, kiekgi turi automobilis, bet labai svarbu tai Nm sukimo momentas. Tai 230 tikrai yra daug ir automobilis turės tokio sportinio automobilių jausmą. Tai kai spaudžiat pedalą akceleratorius, tai jis kažkiek prispaudžia prie sėdynės. Tai įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 yra trupučiuką mažiau už 9 sekundės, tai 8,9 sekundės, kas yra gan greitai. Nepasakyčiau, kad čia kažkoks sportinis bolidas, bet tikrai mieste važinėjant, jaunimui toks automobilis, jis tikrai nesijaus, kad jis yra labai lėtas. Variklio resursas sunku atsakyti. Aš manau, kad Stellantis girdi savo klientus, tai čia dabar yra grandinė, nėra diržo tepaluose, tai jo patikimumas turi būti geras. Ne veltui čia yra 5 metų garantija be ridos apribojimo. Tai jau pasako apie patikimumą. Automobilis turi beraktę žaidimo sistemą, mygtukas, paspaudžiam ir volia. Norisi labai pakalbėti apie kokybę dizainą, tai kągi mes čia turim. Priekis labai gražiai atrodo man, asmeniškai man. Kodėl? Labai daug Alcantaro elementų, kaip ir čia, odinis vairas, čia Alcantaros elementai, pora, Type-C, USB, pats dizainas, kaip viskas išpildyta, padaryta, sukurta, labai kokybiškai. Čia irgi Alcantara, turim daiktadėžę, gan gili. Tai priekis, jokių priekaištų, tikrai kokybiška, tik tai aišku, čia tvirtas gan plastikas, va čia vienas minusas, užtat pati panelė, kaip atrodo skydelis, labai įspūdingai, toks LED raudonas apšvietimas, virš 10 colių, jokių priekaištų, kaip ir vairui. Ventiliacijos angos labai išskirtinius, kokybė faina, labai gražu. Kas man nelabai patinka, tai durų apdaila. Norėtųsi, kad čia irgi būtų padirbėta geriau, kad būtų fainas koks plastikas, bent jis būtų minkštas, nes, kaip matot, atrodo, nepasakyčiau, kad labai jau pigiai, bet norėtųsi daugiau tikrai. Čia oda, gan faina, kokybiška, ir šitas elementas irgi būtų koks zamšas, gal kokie elementai, koks metalas, ar ten aliuminis, atrodytų tikrai fainiau. Kas liečia bendrai automobilį, turim LED apšvietimą, tai čia yra didelis pliusas, faina, patogu, kaip jis įdomu veikia. Taip, su touchscreenais. Viskas automatizuota, turim ir fizinius mygtukus, turim ir multimediją, tai jeigu norime įjungti klimato kontrolę, prašom, tai yra fiziniai mygtukai. Taip pat ir garso reguliavimą ir panašiai. Multifunkcinis vairas, ne touchscreeniniai mygtukai, tikrai fiziniai, nors atrodo kaip touchscreeniniai, ne, tai yra tikri fiziniai mygtukai. Tai didelis pliusas, čia jokių priekaištų. Bendrai dizainas, kaip aš sėdžiu kaip vairuotojas, kaip jūs matot, kelią, kaip matysit ir panašiai, tai, man atrodo tikrai imponuoja į tokį sportiškumą. Ar galima keisti grafiką ten? Kažkiek tai galima, bet ne per daugiausiai. Standartiškai. Galima perjungti vairavimo režimus, Dynamic, Natural arba Advanced Efficiency, kai maksimaliai taupo kurą. Natural, tai turbūt standartinis kasdienis režimas, ir jeigu dinamiškas, tai gan toks kietas ir greitesnis. Reakcija akceleracijos pedalą bus jautresnė. Pavaras galima perjungti ir čia, yra specialios padalos, tai minus plus. Manau, verta pavažinėti, pažiūrėti, kaip jis keli. Perjungsim gal vis dėlto į dinaminį režimą, kažkaip jis man labiau traukia kaip sportinis automobilis. Pažiūrim, kaip veikia galinė kamera, dinaminė. Parodo, kur važiuojam, lyg tai toks 3D yra elementas, 360 laipsnių kampų. Visai nebloga, HD, man rodos, net jo ir kampą galima keisti. Neblogai. Čia tikrai fainai. Vairas lengvas,
manevruoti, pavyzdžiui, yra aikštelė, tai jis nes super lengvas, bet tikrai lengvesnis nei daugelio automobilių. Jeigu lyginam su kokia BMW, tai čia daug lengvesnis vairas. Kažkokia biški kietoka pakaba. Pažiūrėsim, jeigu aš perrinksiu Natural, ar kažkas pasikeis. O iškart jaučiasi, kad akceleracijos pedalas nėra toks jautrus. Laimingo kelio, dėkui. Va, vienas iš konkurentų yra Volkswagen T-Roc, tai čia, aišku, interjeras bus gražesnis. Tas išskirtinumas, labai jaučiasi išskirtinumas, kad automobilis išskirtinis, tikrai ne pilkos masės. Aš nepavargsiu tai kartuoti, kad šitas automobilis būtent skirtas žmonėm, kurie nori išsiskirti iš pilkos masės, kurie nėra, kaip dabar madinga žodis, normis, kurie nori kažką tai ypatingo, faino ir išskirtinio. Tai kas liečia vairavimą, ergonomiką, sėdynės labai patogios, jaučiasi taip, tave tarsi apkabina, na ir toks sportinis jausmas, kažkokia Porsche, mini Porsche čia ar kas. Gan stabilus automobilis kely. Garsas nes super čia kažkoks tai wow, bet turbūt norisi vis dėlto dinamik režimą įjungti. Imponuoja automobilis biškiai agresyvesnio vairavimo stilium. Dėl garso izoliacijos, na, kaip už tokius pinigus, už 307 000, jinai nepasakyčiau, kad kažkas tai wow, nes čia vis dėlto yra gal Volkswagen T-Roc, Peugeot 2008, Toyota koks Yaris ar Corolla, Crossai, visi tie SUV-ai. Čia maždaug tokia klasė. Kaip tokiai klasiai, na, jinai gal ir okei. Pavyzdžiui, važiuoju automobiliai. Jeigu atidarysim langus, ką mes girdim, uždarom. Toks viduriukas. Jinai vis dėlto jūs kelią jausit, čia nėra, kai būna koks aukštesnio segmento SUV, koks Volkswagen Tiguan ir panašiai. Ten bus geresnė garso kokybė, bet nebus tokio grožio. Labai jautriai reaguoja į akceleratoriaus pedalą, kai mes jungiam tą Dynamic Mode. Tikrai jausmas, kad toks agresyvus gan automobilis, reikės jo atsargiau. Nors 1.2 variklis. Atrodo, kas čia tokį. Turim nematomų zonų sistemą veidrodėliuose. Tai parodys, jeigu automobilis važiuoja šalia, kai jūs bandot persirikiuoti. Pakaba tai toks balansas iš tikrųjų. Dėl to, kad automobilis turi tos sportinės dvasios, tai pakaba tokia balansas tarp kietos pakabos ir minkštos. Jinai nėra super minkšta ir nėra super kieta. Kai toks nedidelį nelygumai, kaip dabar, važiuojam standartinis kelias, na, kažkiek jis ten turi tų nelygumų minimum, tai viskas ok. Jaučiu, jeigu važiuos kažkur užmiestį, bus labai jau nelygus kelias, kažkoks ten miško keliais, na, tikrai tas automobilis tam nėra skirtas. Bus tai ir smūgiai, ir jis fainai važiuojant mieste. Man patinka vairas, vat kažkaip iš visų Stellantis gaminių čia vienas iš tokių topinių vairų iš tikrųjų. Nes dabar kaip visi Peugeot, Citroenai, tokių kosmosinius tokius vairus turi. O čia jau jis toks, na, standartinis, aš labiau prie klasikos. Gera grafika, kaip matot, kaip ir multimedijoje, taip ir prietaisų skydeliai. Aš kai čia sėdžiu, man toks jausmas, kai aš motociklą vairuoju iš tikrųjų. Vat koks jausmas. Nes sėdynės sportinės labai tave apgaubė, kaip ir motociklą. Tu sėdi, tu negaligi ten taip chillint. Tu kažkaip atsisėdi, važiuoji vat, tiesiai susikaupęs. Tai va čia kažkoks man motociklininko jausmas, kad automobilis tarsi motociklas. Jis toks
apgaubiantis tave, tarsi tavo kūno dalis, kažkas tai tokio. Variklio tai beveik nesigirdi iš tikrųjų. Jeigu jungsim tą normalų režimą, pavyzdžiui, jungiam Natural, kasdien važiuojam, norim pataupyti kūro, dėl kūro, Tuoj nuresetinsim kūro sąnaudos ir įvertinsim. Dar rekomenduoju pažiūrėti mano POF video, kur aš vairuoju šitą automobilį Vilniaus mieste, užmiestį, tai pajusit automobilio dvasią, variklio garsą, garso izoliaciją bendrai, kaip tas visas jausmas be mano komentarų. Čia iššoks kur nuoroda, kur galėsit tai padaryti ir pažiūrėti. Automobilis rieda daug švelniau, kai jungiam Natural režimą ir moka taupyti kūro. Tai kai pirksit automobilį, būtent Alfa Romeo Junior, tai gausit du automobilius. Vienas dinaminis, jungia dinaminis, tikrai sportinis, tampa labai jautrus toks. Arba Natural režimas, standartinis, fainas, gražus automobilis, važiuoti į ofisą, sutikimus, kaifuoti. Tai vienas pirkimas, du automobiliai. Tikrai yra skirtumas, jungiat Natural arba standartinį Dynamic režimą. Ir variklio visiškai nesigirdi, kai mes važiuojam su Natural režimu. Absoliučiai, kažkaip, trupučiuką. Štai pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, tai koksgi verdiktas? Automobilis išskirtinis, tikrai iš pilkos masės, tai yra bilietas į Alfa Romeo pasaulį, kur yra žavesys, sportiškumas, tai visas automobilis yra apie grožį. Kokie jo yra minusai? Man asmeniškai yra durelio apdaila, galėjo būti geresnė. Na ir jis nėra labai didelis. Kaip ir sakau, čia yra pirmas bilietas į Alfa Romeo pasaulyje. Tai prenumeruokit kanalą, bandykit Alfa automobilius ir iki sekančių susitikimų.